Sveiki, šiandien mes žaisim žaidimą Farm Hunt, tai čia fermos medžioklė, aš kaip suprantu, čia kažką reikia daryti. Avoid detection by hunters, tai žodžiu, man reikia išvengti medžiotojų ir aš galiu pasiversti mobus. Kaip šitas žaidimas veikia? Ar čia slėpynės tiesiog? Tai palauk, tai aš galiu apsimesti monstrų šituo pavyzdžiui. Aš dabar esu karvė. Man neatrodo, kad aš esu karvė, bet man sako, kad aš esu karvė. Tai reiškia, aš dabar vaikštau kaip karvė, sakykim. O ką daro šitas lankas? Shoot hunters to upgrade one. Ok, tai aš čia turiu lanką ir žodžiu, yra medžiotojai. Ir yra medžiotojai. Va tenais yra, pavyzdžiui, vienas medžiotojas, kuris bando sumedžiot, bet tai jis nepasirenka, kokią gyvūnų nori sumedžiot. Tu gali į šuniuką pasiversti. Rimtai, aš pasiversiu į šuniuką ir aš dabar ir dabar būsiu per daug mielas, kad medžiotojai mane nušautų. Jo, čia iš tikrųjų gera taktika, manau, ne? Ok, tai ir tada esmė tokia, kad man tiesiog reikia, o tai aš turiu judėti, nes jie visi realiai nejuda. Visi tie gyvūnai nejuda, tenais yra žmogus pasivertęs į vilką ir man rodos kažkas toks pat durnas kaip ir aš, kad sprendė vilku pasiversti, bet aš nesuprantu, tai kaip šiaip čia veikia. O kaip jie atpažįsta iš viso? Kaip jie atpažįsta? Aš man rodos, jeigu sukioju galvą, aš labai įtartinai atrodo. Man rodos, čia kai kurie tiesiog jie visi stovi, tie visi gyvūnai stovi. Aš galiu, pavyzdžiui, pasiversti, aš bijau, nes jie matys mane. Oh my gosh, čia iš visų pusių jie gali žiūrėti mane. Ok, ką tik mačiau, kaip vienas prisikėlė kaip medžiotojas, tai reiškia kažką sumedžioja jau. Time remaining yra 3,5 minutės, tai man reikia šitą laiką išgyventi ir tada reiškia laimėsiu šitą žaidimą. Tai taip veikia. Ok, tai aš norėčiau dar iš tikrųjų pabandyti šitą žaidimą pažaisti grinai kaip medžiotojas. Nebent mane greitai pagaus ir aš tada dar spėsiu pabandyti pamedžioti. Kodėl mane hitina? Kodėl mane muša? Tai jie žodžiu, tiesiog eina pro visus gyvūnus ir muša, ką tik nori. Aš galiu pasiversti ocelotą. Kodėl aš taip lėtai bėgu? Taigi ocelotai žiauriai greitai yra. Ok, mano tikslas iš tikrųjų dar yra shooting hunterius, right? Aš galiu šaudyti į hunterius pačius, į tuos medžiotojus visus. Bet kaip? Vat klausimas, kaip juos surast, kurie yra iš viso? Ir jeigu aš laikau ir, pabandom pašauti jį. Hitino, eik tu savo, aš iš tikrųjų galiu hitinti jį. Ok, apsimetam kiaulę, nes kiaulės labiausiai NPC šitam žaidime. Jis tiesiog gali stovėti vietai ir stovi ir viskas. Aš bijau iš tikrųjų ten to žmogaus, nes jisai toks, aš man rodos jį ir pakirtau, pašoviau. Jei neklystu, taip atrodo, už manęs irgi kiek yra jų. Kas čia per velnės, kaip man laimėti šitą? 2 minutės dar liko, čia visas 2 minutės, čia tiek gali dalykų nutikti. Kaip man išstovėti vietoj, ta prasme, jie visur šaudo, čia visur į visas pusės. Realiai, what the hell. Bet aš galiu tiesiog stovėti kampe. O šūdas, kažkas čia vyksta, aš čia per daug dalykų, man atrodo. Ir aš pasiversiu geriau į avį. Kurme, jisai protingas gaidys. Oh my gosh, gerai, va čia aš supratau, čia aš žiaurią klaidą padariau realiai. Čia buvo labai durna klaida, čia tikrai buvau kaltas aš. Tai mūsų tikslas dabar, aš esu medžiotojas, dabar aš pakeičiau rolę. Kodėl ta kiaulė vaikšto kaip nežinau kas. Ok, tai čia šitas, tipo, vištos žiauriai, visi gyvūnai čia žiauriai tartinai stovi. O tai aš, tipo, dabar turiu jos tiesiog klikint. Va toks ir žaidimas, dėl to biškio annoying, nes tiesiog gali kirsti per visus ir nesvarbu, kad, tipo, jeigu tau bus įtartinas kažkas, tai tu tiesiog gali pakirsti ir tau nebus jokio šalutinio efekto, jeigu neatspėsi. Tai tu gali tiesiog pro visus varyti ir kilint. Jeigu pahitini, tai reiškia, čia yra žmogus. Jeigu nieko nenutinka, tai čia yra paprastas gyvūnas. Vat, pavyzdžiui, ta kiaulė. Ta kiaulė žiauriai NPC čia atrodo. Tiesiog atrodo, kad jinai... O ką čia reiškia kokabinas? Midžiūnas okei, nežinau, ką tas reiškia. Kodėl mane su lanku kažkas pašovė? Alio, tai jūs išsidavėt, katės? O tu durnelis, ką? Jie mane tekina tiesiog. Klausyk, kaip jūs ten užsilipot? Alio, ateikit čia. Maži. Lemba, aš čia taip sudėtinga, čia taip lengva mane numušt, come on. Man rodos, jie ten tymo dar yra dviese. Kaip? Oh my gosh, viena katė, numušiau, dabar pareini čia, pareik ant švenčių. Čia gaila, negalima posliabais palis, nes sena versija yra dar. Jisai bando, ateik dabar čia katins. Ateik, nebepabėgsi, viskas, pakliuvai, bliamba, šiaip iš tikrųjų jie daug visai kerta man gyvybių. Čia įmanoma visai, kad mane nukilė. Oh my gosh, jis rimtai išgyvens, jis išgyvena, jisai punch lanką turi čia taip nesažininga, what the hell. Gerai, aš ką tik tapau loseriu didžiausiu ir būdamas gyvūnu ir medžiotoju. O čia yra įdomus mapas, ar čia tiesiog gamykla?
Aš visai noriu šitą pabandyti iš tikrųjų mapą pabandyti pažaisti. Nes klausykit, man reikia antro šanso, aš galbūt galiu geriau pavaryti. Čia buvo pirmas raundas ir aš nežinau kaip žaisti, tai dabar žinau, tiesiog reikia pasiversti kiaulę ir stovėti 5 minutės. Ok, ar kažkas irgi pasivertė į kiaulę, nes ta galva tokia palenkta, jo, čia irgi kažkoks žmogus, nu kodėl aš toks neoriginalus, nu come on. Ok, čia žiauriai daug kiaulių, ar aš galiu tiesiog prie jų sustoti ir tada tiesiog kažkaip tikėtis, kad manęs nepakirs? Kaip reikia tą galvą laikyti, nes čia, spėjai, jeigu per daug palinki galvą, labai akivaizdu, kad čia yra žmogus pasivertęs į kiaulę, o ne tik. Ok, bet čia įdomus mapas, ar čia tipo gamykla iš tikrųjų pavaizduota? Aš neseniai mačiau Garfieldo filmą, tą animacinį naują, tai jisai realiai grinai primena šitą gamyklą, primena tą vietą, nes tenais jie įsibrovė į tokį fabriką, ir ten pieno gamykla, ar kas ten, pieno fabrikas kažkoks, man rodos, buvo, jo, ir jie norėjo, jo, teisingai, tai pieną vogė iš to fabriko. Tai esmė ta, kad grinai dėl to ir pribeda, nes čia taip snikint per tą visą fabriką, kol gyvūnas esi. Ir tas nepačiumpa kokia moteris, kurio labai tokiu suvalkietišku akcentu kalba. Ar žemaitišku? Man rodo, žemaitiškai kalbėjo. Tenais buvo tokia viena veikėja. Gerai, aš nežinau, kodėl aš apie filmą kalbu. Bet šiaip geras filmas, galiu papasakoti apie tą filmą. Tai ten, žodžiu, buvo jo tokia, kur yra per Madagaskaro filmą, yra Dubois, ta moteris, tokia prancūzė, tokia žiauri kieta veikėja. Tai ten ta moteris irgi grinai tokia vos nenukopijuota, atrodo. Nes irgi tokia, bet Ana, kodėl įgarsinimas buvo įdomus, nes ten Stonkus įgarsino ir tada tą moterį įgarsino kažkokia irgi įdomi moteris, kuri, nu man rodos, ar žemaitiškai galvoju? Ne, man rodos ne žemaitiškai, nes tenais labai keistų žodžių buvo, kur aš nelabai pagavau tos tokios tarmės. Gali būt, kad man rodos ten, nu gali būt suvalkietiškai. Kažkada mokėjau labai gerai suvalkijos akcentą, kai kalbėjau su draugeliu, kuris buvo labai iš suvalkijos. Ir tai ne man, tas buvo kitas žmogus, jo. Dabar nebemoku, iš tikrųjų esu praradęs tą kalbą. Girdėjau, šoniukas kažkoks sukaukė. Čia vien kiaulės kniaukia. Gerai, tai jo, iš tikrųjų aš nesuprantu, ką čia veikia. Šiaip čia iš tikrųjų taktika pasiversti kiaulę ir apsimesti kiaulę visą laiką, kol kas veikia. Kaip tai veikia? Gerai, aš visą laiką prisišneku, nes dabar matos, kad tuoj ateis jos. Gerai, viskas bėgo, aš išėjau. Ir grinai pabėgau tą akimirką, kai gerai, viskas, kažką daryt, kažkur apsimest karvę, bėg, okei, čia slėpkis. Nežinau, ar mane mato, dar mato, hitina, ką daryt. Pasitrauk, viskas, su punch lanku. Nu, kodėl mane užkapojo? Tai čia taip nesąžininga, nes aš būčiau su vienu dar susitvarkęs, prisiminiau, kad galima punch lanką naudot. Bet kai yra keli medžiotojai vienu metu, čia yra insane. Kuo toliau šitas žaidimas daro sunkesnis, nes tipo, tuo daugiau žmonių numiršta ir jie tampa medžiotojais. Ir tada tipo balansas atsiranda, nes geriausiai besislepiantis, tada vis daugiausiai struggle gauna. Bet aš nesuprantu, kaip aš iš tikrųjų apie visą filmą papasakojau tuo momentu. O tuo momentu, ne, čia jau nebuvo tiek daug kiaulių. Ai, gal ir buvo, bet tos kiaulės nebuvo. Ai, šitą kiaulę aš buvau ir tada, ne, ar taip, ar ne, ar taip. Jo, man rodos, aš buvau ta kiaulė, nu žodžiu. Tai va, bet aš papasakojau apie visą filmą ir per tą laiką manęs nieks nepagavo, aš tiesiog galėjau stovėti kaip kiaulė. Realiai nieks nepastebėjo, nes čia didelis žemėlapis yra. Čia iš tikrųjų nėra taip lengva pasislėpti. O čia už kokio kampo čia net nėra gyvūnų, realiai. Jeigu čia randi gyvūną už kokio kampo, tai žinai, kad čia yra žmogus, realiai. Ok, va čia kažkas labai įtartino. Nors bendrai čia bulvių daržas, tai čia gali būti tiek daug kiaulių, gal ir logiška. Okay. Šiaip negalima žudyti kiaulių, nes technobleidas. Bet reikia sumedžioti. Reikia sumedžioti slaptus žmonės. Jeigu technobleidas šitą žaidimą būtų žaidęs, tai tada jis būtų pasivertęs tik į kiaulę ir all the time su kiaulė žaidęs. Ir būtų tapęs profas ant šito žaidimo, bet jis tikriausiai neturėjo laiko gaišti ant tokio mid žaidimo, kuris žiauriai lievas, nes come on, jūs pasižiūrėkit, kaip čia boring. Aš tiesiog turiu daužyti gyvūnus, kur akivaizdžiai jie yra tiesiog gyvūnai. Ir kažkaip tikėtis gamblint, kad galbūt kažkuris iš gyvūnų taps žmogum, bam, ir tada jį nukirst. 30 sekundžių, čia per daug, iš tikrųjų šitas mapas žiauriai didelis. Tipo, ten tą mapą galėjai kažkaip surasti oficialuotus ant laivo pakabintus. Bet šitam mapė, ką čia veikia višta? Realiai toks geras spotas, what the hell. Tiesiog randomly praeini virš galvos kiaulė, višta. Čia geras spotas ant stogo, tikrai yra karvė kažkuri. Tikrai kažkur. Kaip ne? Tikrai. Čia dahuja karvių. Nejokaukit.
Rimtai visos karvės buvo karvės? Negali būti. Nu gerai, parašysiu GG su visais kartu, nes duoda karmos Hypixelis. Trečią mačą aš tikrai nevarysiu. Nu, kračia, aš tiesiog loseris esu žmonės. Aš tiesiog loseris. Bet nieko, sakau, pažaisim dar kitus žaidimus, kitas slėpynės ir aš manau, ten bus daug, ar bent lengviau, ar bent įdomiau, jo. Tai va. Iki.